Bet čia nereikia būti jau dideliu pranašu. Pamačius pirmas automatizuotas linijas ir tu matai, kad kur reikėjo 100 žmonių užteks vieno ir tada kyla klausimas, kur dėti visus kitus. Aš jau nekalbu apie dvasinę šitą reikalo pusę, kada žmogiškasis faktorius apskritai vakarų civilizacijai nueina kažkur į šoną ir prasideda visokie čipų statymai į smegenys, ten, žmogaus toks visiškas, žmogus virsta technologijų vergu. Ir dėka tų technologijų jisai pasidarys iš viso toks, jo ta žmogiškoji dalis nyksta ir su tais čipavimais galutinai jisai bus paverstas kokiu tai, nežinau, biorobotu tiesiog ir viskas. Tai čia iš viso baisu. Paskaičiau patį šitą Orvelą, paskaičiau apskritai apie jį tenais jau, kas ten Anglijoje rašoma, paaiškėjo, kad ten buvo, jis apie Angliją rašė, jis rašė apie vakarų civilizacijos ateitį. Jis jau tada, reiškia, matė tam tikrus poslinkius, kurie turėtų atvesti į tą pasaulį, kuriame tiesa tai melas, karas tai taika, viskas apversta aukštyn kojom. Ir mes šiandieną matome šitos dalykus. Kada amerikonai bombarduoja šalis kiekvieną dieną, bet jie yra taikos balandžiai. Viskas. Taip, kad tas vakarų saulėlydis, jis mano supratimu iš tikrųjų, mes pergyvenam šitą etapą.